batono, o jis paklausė eilėje merginos telefono. Duonos parduotuvė visai šalia namų, neužteko laiko bachūrui ir kalbų. O naujasis šviežutėlis taikinys nuvažiavo tarusi, jog dar pasimatys. Bet visa tai nėra labai svarbu, viena daugiau mažiau bus tų pažinčių. Štai vakaras, beveik 8, Ramūnas renka numerį jos telefono. Tikriausiai nepatiko jis eiliniai čiūbai, eilinės jebros panai, eilinį gardas burmų. Susijaudinęs gal ne taip užsirašyjo, gal apgavo tave čiubycha taip lengvai. Ką tu paklausei merginos telefono, stovėdamas eilėj, belaukdamas batono? Dinkiša! Sakau tau dinkiša! Dinkiša! Sakau tau dinkiša! Dinkiša! Sakau tau dinkiša! Dinkiša! Sakau tau dinkiša! Kristina, Laura, Jurga, Inga, Ieva, Asta, Dalia. Kaimynai keikiasi, paskambinti negali. Ramūnas mėgsta pašnekėti valandą 3. Telefonas juk dubliuotas, kada jis atsikės? Kaimynai sužinojo labai, tik apsidžiaugtų, kad apgavo Ramūną. Linksmuolės įsiplaukia, neliūdėk, Ramūnai, surasi savo vardę. Laimė juk ateina nepriklausomai nuo amžiaus. Bet visa tai nėra labai svarbu, viena daugiau mažiau bus tų pažinčių. Esi juk baisiai krūtas, pažįsti tu visus, ir tas, kurios patinka, ir tas, kurios darbus. Kam tu paklausei merginos telefono, stovėdamas eilėj, belaukdamas batono? Susijaudė, gal ne taip užsirašyjo, gal apgavo tave čiuvycha taip lengvai. O dabar pašokim bangų valsą, papraktėkim, pašokinėkim kaip varys. Dinkiša! Visi, sakau tau dinkiša! Dinkiša! Sakau tau dinkiša! Dinkiša! Sakau tau dinkiša! Dinkiša! Sakau tau dinkiša! Ačiū! Wow! Puiku!